žiūrėdamas į mus kaip žmonės, dažnai žemės visos kontekste jausdavau tą tokį didybės pojūtį, kad mes tikrai esam kitokie, mes esam kažkokie išskirtiniai. Ir pastaruoju metu čia pradžioje kūrybiškumą dirbtinis intelektas pradeda judinti ir tarsi atiminėti iš žmogaus kaip tokio, čia vėlgi kaip kas interpretuoja. Bet man paskutiniai radiniai arba pastebėjimai, ypatingai kodėl vaikai taip mėgsta dirbtinį intelektą, privertė labai smarkiai susimastyti apie tą mūsų visagalystę Žemėje. Ir vėlgi tyrimai rodo, kad vaikai mėgaujasi pokalbiai su dirbtiniu intelektu dėl jo empatijos. Ir tada man atrodė, kad kokia psichologų darbas, tai čia paskutinysis, kurį pakeis gali dirbtinis intelektas. Ir štai žiūrėk, mes turim empatiškus arba empatiją vaidinančius robotus. Tai Gyti, toksai klausimas, kaip nutiko, kad žmogus tapo diskursė ir šiaip istorijoje tokia nebecentrinė figūra Žemėje? Ar jis nėra centrinė figūra Žemėje? Kaip čia su to žmogumi yra? Jeigu pažvelgtume į procesą, ilgą istorinį procesą, einantį iki dabar, ir netokio mokslinio progreso ir filosofinio diskurso, tai mes matytume, jog tai nėra jau tokia labai didelė naujiena. Kopernikinių vadinamųjų traumų buvo kelios skirtingos, aišku, ryškiausia Koperniko, turbūt, bet įdomu mąstyti apie dirbtinį intelektą ir apskritai apie visą technologinę infrastruktūrą, planetinės komputacijos įvairiausius modelius ir sensoriką technologinę kaip leidžiančią iš tiesų dar vieną žingsnį atitolti nuo mąstymo, jog žmogus yra viso ko centras ir ar ne, kad sukasi planetos aplink žmogų. Dabar jau pasirodo net toks dalykas kaip empatija, o gal čia irgi nebūtinai tik tai žmogus gali ar net demonstruoti. Tai nuolatos susidurėm ir iš tiesų įdomu labai mąstyti apie dirbtinį intelektą ir kažkaip aš laikausi tos pozicijos, jog jo didžiausias poveikis tai nėra produktyvumo čia kažkokie dalykai, kažkaip, kad mes greičiau ten galėsim parašyti mailą ir taip toliau. Dirbtinį intelektą matau kaip filosofinė technologija, kuri transformuoja mūsų suvokimą, kas yra žmogus. Ir tai nėra, kaip paminėjau, kažkokia naujiena. Mes turime dar ne tą tokį žmogaus išcentravimo procesų daug. Ir tiesą pasakius, tai nėra kažkaip, ar ne, žmogaus matymas ne centre turėtų būti labai natūralus. Tai yra tokia Timothy Mortonas, vienas iš postkomunistinės filosofijos tokių labai aktyvių autorių, sako, jog yra ne neolitas, neolito revoliucija mes žinom, ar ne, agrikultūros ir taip toliau, o prieš tai jis naudoja tokį konceptą archelitas, archelitik ir archelitas kaip tokia natūralus labai būvis žmogiškoms būtybės ant žemės būti sąsajume su aplinkomis ir nuolatinėje kaitoje ir nuolatinėme angliškai ambiguity, tokiame abstraktume, ribų neturėjime. Čia mes dabar, jeigu kokio nors postmodernisto paklaustume, kiek jisai patogiai jaučiasi lipdamas per visas ribas, greičiausiai, kad Afrikoje gyvenantis genčių ten koks tai praktikas ar aborigenas jaustųsi žymiai patogiau tome nuolatinėme tokiuose srautose ir savo centro neturėjime. Tiksliau, savo centro turėjime, bet nematėme to, kad žmogus yra viso ko centras. Tai jo, čia įdomu ir man atrodo, dirbtinis intelektas yra tas spyris anapus to. Kad... Aš galvoju, tu sakai natūralu, bet man kaip tik augant turbūt čia vakarų civilizacija, kaip tik atrodė natūralu, kad mes čia esame Moldovai, tu gimsti, viskas aplinkui tave, individualizmas kaip reiškinys, kapitalizmas, ar ne, lyg tai irgi verčiantis konkuruoti, kilti, augti, naudojantis kitais kaip kad įrankiais.
Ir manau, kad mums tikrai reikėjo tam tikrų supurtimų ir manyčiau, kad dirbtinio intelekto, tai ką jis rodo ir tai kaip jis kėsinasi į tas mūsų bastionus įvairių žmogui priklausiusius, man asmeniškai buvo kaip toks esminis tas sujudinimas parodęs, kad nesi čia toks žmogau labai ypatingas. Ar tu turi... Ar tau natūraliai gyvenime atėjo tas supratimas, kad žmogus nėra centriškas, ar irgi turi kažkokį galbūt ne tik kad lūžio momentą, bet tą tokią supračio akimirką, kur tu pasakei, aha, na taip, ne aš čia svarbiausias. Na, epifanijos kažkokio momento tai aš tikrai neatsimenu, bet čia tokia tiesiog... Aš tai juokingai sakau, indoktrinacija. Pažingsniui vis skaitai ir tyrinėjai, gal man toksai įdomiausias buvo, nelūžo momentas, o lūžio periodas, kuomet dirbau Pelkių mokykloje Gedimino ir Nomedos Urbonų projekte Venecijos architektūros bienalėje, parodoje ir turėjau ten privilegiją kelis mėnesius gyventi Venecijoje ir tiesiog Venecija yra įdomi labai aplinka, kurioje atrodo labai ten daug visko, bet iš tiesų tai ten toksai vaiduoklių miestas, nes beveik nėra gyventojų joje. Tai aš tokį turėjau vieną periodą, ten labai intravertiškai, tiesiog skaičiau labai daug ir skaičiau Deleuzą ir Gattari ir perskaičiau jų daug labai literatūros, kuri tikrai kažkaip mane turbūt taip gan suteikia tokį gilų suvokimą, kad čia nėra viskas taip ar ne centre, bet jokių būdų tai nėra patogus ir toksai automatinis kažkoks suvokimas, bet turbūt, kai iki jo ateini, tai pamatai, kad čia yra daug paprasčiau, negu mąstyti, kad žmogus yra centre. Aš galvoju, Gyti, gal iš dalies tokios ir atsakomybės nusiėmam, ne? Ar nėra taip, kad... Tai jo, atsakomybės klausimas čia yra labai įdomus, kuomet mes šnekam apie tinklus. Teisinė sistema visa yra sukonstruota, ar ten teisinė etika, šiuolaikinė moralė aplink individą. Ir tas be abejo turi labai daug naudos, bet tuo pat metu mes nuolatos susidurėme su įvairiausiamis situacijomis, kur tenais, sakykime, kažkoksai dujų tinklai staiga nustojo veikti. Tai kas dabar kaltas? Ir mes ieškom žmonių, bet taip pat yra įvairiausių ar ne, politinės struktūros, ten sociologiniai įvairiausi procesai, kurie irgi veikia ir taip pat veikia patys dujų vamzdžiai ir kažkokie žmonės, kurie nusprendė juos ten tokius formuoti ir atlaikyti tam tikrą spaudimą, kurio neatlaikė ir staiga susprogo. Tai įvairiausių yra tokių funkcijų, kintamųjų, sueinančių į funkciją ir galiausiai generuojančią kažkokį efektą. Ir tas atsakomybės momentas yra įdomus, kad taip, viena vertus mes galėtume matyti, kad tada čia jau nebereikia to žmogaus ir individo kažko kaltinti, bet kažkaip įdomus labai yra posthumanistinės politikos toksai kontekstas, kuris sako, kad yra labai svarbu mąstyti apie atsakomybės diseminavimą tinklams, bet tuo pat metu tame tinkle ir kažkokiame veiksme visą laiką egzistuoja katalizatorius ir tada mes turime kaip žmogus suvokdamas tą savo agentiškumo galę, nors ir tų agentų yra labai daug įvairiausių, bet mes turime daug labai galimybės veikti, vystyti response _ability. Tai galimybė būti atsakingu, turbūt, kaip lietuviškai išvertus. Tai response ability ir čia Donna Haraway rašo apie tai viena iš posthumanistinės filosofijos tokių motinų, galbūt galima pavadinti. Tai jog svarbu tą gebėjimą atsakyti už savo ir tinklų kažkokius veiksmus ir taip pat čia įdomus yra momentas, kuomet tu pradedi mąstyti, kad tavo prisijungimas prie kažkokio tinklo, prie socialinio kokio nors tinklo, prie kažkokio bendraminčių, o galbūt ne visai bendraminčių, bet gal aš su jais ten dėl kažkokios kitos priežasties, irgi yra veiksmas, lemiantis po to galbūt ten įvykstančius kažkokius procesus. Tai vien tik tai mūsų prisijungimas prie tinklo yra irgi politinis veiksmas, už kurį mes turime vystyti tą response ability. Tai ar aš dabar esu
pasiruošęs prisimti atsakomybę už tame tinkliai vykstančius kažkokius, ten galbūt labai tavo asmeninės etinės normas pažeidžiančius kažkokius ten sprendimus. Tai atrodo komplikuočiau, nei kad turėjau. Bet aš noriu dar grįžti į paties žmogaus tą nucentrinimo reiškinį ir suvokiant, kad ne jis yra tas pagrindinės rolės aktorius žemėje ir taip truputėlį kylant į tokį gal šiek tiek ir dievišką vaizdą, ar ne? Jeigu kažkas rašytų apie žemės istoriją, tai žmogus žemėje, ar jis yra herojus kažkoks laikinas, įsibrovėlis, ar jisai triukšmas, kaip tu suvoki žmogų ne iš žmogaus pozicijos, kaip žemėje esantį agentą? Tai jo, čia super įdomus klausimas, nes įsivaizduoti visą laiką, ar ne, tas mąstymas ne iš žmogaus perspektyvos yra, spekulacija, vaizduotės triukas kažkoks. Taip. Tai mes jokių būdų negalim kažkaip taip pasakyti apribotai, bet aš asmeniškai tai gal mąstydamas, ar ne, kas yra ta kita pozicija. Tai jeigu, sakykime, Žemės planeta, aš taip spekuliuodamas, sakyčiau, rašytų apie ant jos paviršiaus kažkokius vykstančius procesus, tai geologinio mastelio kontekste žmogus nepriklausomai nuo to, kad generuoja tą antropoceno stratifikaciją su intensyviu CO2 emisijomis, su radioaktyviais izotopais ir ten įvairiausiais mikroplastikais, bet tai yra toks siauras, labai ryškus, bet siauras momentas gigantiškai didelėje 4 milijardus metų siekiančioje Žemės istorijoje. Tai yra toksai, gal triukšmų nepavadinčiau, bet tai netrumpalaikis triukšmas, o trumpalaikis žaibas, kažkoks sprogimas, trumpalaikė intensifikacija, užsimezgimas, emisijos, galbūt trumpalaikės labai pakilusios entropijos kažkoks laikotarpis, kuriame žmogus yra vienas iš tų entropiją tokių intensyvinančių veikėjų, bet šalia to reikia nepamiršti, kad žmogus yra fundamentaliai susijęs su visomis tas emisijas generuojančiomis technologijomis. Garo variklis yra, man atrodo, Žemės planetos perspektyvoje, ar ten kažkokios tokios, ar ne, kitame laiko mastelyje, arba kažkokiam perspektyvoje gyvenančios būtybės perspektyvoje yra lygiai toks pat veikėjas, ta prasme, kaip žmogus ir tas emisijas generuojantis. Tai įdomu matyti, tiesiog kaip kažkokį procesą susidedant iš įvairiausių komponentų, kuris tiesiog yra, ar ne, toksai intensifikacija. O Gyti, vis tiek, tu turbūt pritari, kad žmogus yra toks ryškus veikėjas Žemėje, ar ne? O tai, kad jis vieną dieną sumasto gamtą pasitelkti savo, užvaldyti, suvaldyti, ten apskaičiuoti, ar čia yra bejėgiškumas ar galia? Kaip tu šitą interpretuotum? Jo tą siekį dominuoti, ar ne, išgauti, pasitelkti kaip įrankį gamtą? Nesu tikras, čia nuskambės keistai, ar žmogus iš tiesų taip jau sąmoningai ėmėsi tą gamtą kontroliuoti. Galbūt tai, kaip rodo dabartiniai antropologiniai tyrimai, Göbekli Tepe, galbūt, pavyzdžiui, Turkijoje esantis toksai 10 000 metų senumo apeiginė tokia teritorija, kuri turi labai labai daug skulptūrų ir iš tiesų dokumentuoja tokią visuomenę, kuri turėjo egzistuoti aplink tą ritualinę zoną, tam, kad ją nuolatos palaikytų, galėtų išstatyti ir, ar ne, kaip antropologai spekuliuodami, mąstydami iš tiesų, net tiek spekuliuodami, teigia, jog ten žmonės turėjo atlikti agrikultūrinius procesus. Ir remiantis Göbekli Tepe ir kitais panašiais archeologiniais radiniais ir teritorijomis, yra vystomas toksai perspektyva, kad
pirmiausiai poreikis buvo dvasinėms praktikoms ir ritualizacijai ir socialiniam susijungimui. Agrikultūrinės praktikos egzistavo kelis dešimtis tūkstančių metų atgal, bent 20 tūkstančių metų atgal, tai tikrai. Tai reiškia bent jau 10 tūkstančių metų seniau negu neolito revoliucija prasidėjusi. Tai reiškia, kad tos agrikultūrinės praktikos egzistavo, ar ne, gamtos gebėjimas ir rinkimasis ją dominuoti egzistavo daug labai laiko ir žmonės mokėjo ir žinojo, kad tą galima daryti, bet kažkodėl to nedarė iki tam tikro tokio momento, kuomet, ar ne, kaip virdulys, kyla temperatūra, kyla ir kažkurio momentu įvyksta kokybinis lūžis, pradeda virt vanduo ir su tomis gobeklitepės, sakykime, situacijomis yra mąstymas, jog formuojama teorija, jog agrikultūra tapo neišvengiamybė po tam tikro populiacijos koncentracijos momento. Ir tada mes galime mąstyti apie kultūrą kaip kažkokią superstruktūrą, kuri pradeda aiškinti ir teisinti egzistuojančią tokią, galim sakyti, ekonominę, bet taip ar kažkokią materialinę santvarką. Ir aišku, materialinė santvarka su kultūra yra tokia intensyviam ryšyje, viena kitą plaunanti ir susirišusi. Ir tikrai jo, tas momentas toksai yra labai mistiškas, bet aš kažkaip mąstyčiau, kad vis tik tai gal ne visai žmogus jau taip sąmoningai pasirinko šitą gamtos dominavimo ar net tokį matymą, kad aš čia esu viso ko centras. Ir tai gal tapo jo kažkoks bandymas paaiškinti ir tokiu būdu suefektyvinti ar ne tą agrikultūrinės praktikas. Bet turbūt nepaneigsi, kad vis tiek į tą santykį mes su gamta esam kaip ir priversti nuolat eiti, ar ne? Ir aš kažkaip galvoju tos pačios atsakomybės atžvilgių. Mes brėždavom ribą kitas, ar ne? Ir tarsi mes turėdome būti atsakingi prieš kitą asmenį. Dabar kalbant apie gamtą, čia irgi lyg tai atsiranda tas toks suvokimas, kad taip, gamta irgi yra kita, reikia būti prieš ją atsakingais. Bet aš keliu tokį klausimą, ar iš esmės ta gamta kad nors buvo kita, ar mes nesam tiesiog jos kažkokia svarbi, o gal kaip tik jai nelabai svarbi dalis, bet kad tarp mūsų ir tarp gamtos kaip tokios, kito takoskyros gal net ir neina brėžti. Tai kaip tu šitą santykį tarp žmogaus ir gamtos aiškintum? Tai čia labai priklauso nuo to, ko mes paklausim apie gamtą. Kas yra gamta? Jeigu mes kalbėsim apie gamtą iš vakarų civilizacijos perspektyvos, ar apskritai net ne vakarų civilizacijos, o agrikultūrinės civilizacijos perspektyvos, tai gamta yra fundamentaliai kitas. Nes kaip Timothy Mortonas ypatingai, bet ir įvairiausių antropologai šneka, jog gamta kaip koncepcija, ji yra suformuota tam, kad tai būtų kitas, kaip tai būtų kažkokia teritorija ar koncepcinis apibrėžimas tam, ką galime, iš ko galime išgauti resursus, ką galima pavergti, ką galime nužudyti, išeikvoti. Ir tai fundamentaliai yra ne žmogus. Ir tada atsiskiria tokia takoskyra, ar ne, jeigu aš dabar elgiuosi ekstraktyvistiškai tos kitos gamtos atžvilgių, bet aš nesu gamta, tai yra labai paranku, kadangi aš tada savęs nepažeidžiu. Ir tokiu būdu galiu spausti gazą iki dugno ir išimti ir praktikuoti mirtį kiek tik tai įmanoma. Bet jeigu mes paklaustume apie gamtą aborigeno ar tenais kokio Amazonės miškuose gyvenančių Runa people ar kokių nors kitų genčių, jiems gamtos koncepcija nors ir egzistuoja, bet jinai turi totaliai kitą reikšmę. Ten yra tiesiog, ne tiesiog, bet gyvybės ir įvairiausių skirtingų būtybių ekosistema, kurios viena iš būtybių yra žmogus, turinti tam tikrą hierarchinę poziciją, turinti kažkokią funkciją arba ne funkciją, bet kažkokios atsakomybių daugį, bet jokių būdų neegzistuojanti kaip atskirtis ir ne kažkas, kas gali išgauti resursus, kadangi ar ne tenais Amazonės miškuose tu labai greitai, aš aišku nebuvau, bet
teko susipažinti su literatūra pasakojančia apie antropologų išgyvenimus ir tyrimus tenai, tai jo, ten tu negali elgtis nepagarbiai tų ekosistemų atžvilgių, nes jos greitai ir kaip rodo Amazonijos miškuose gyvenančių žmonių praktikos, greitai koksai puma gali ateiti pas tave ir atimti tavo gyvybę, kaip iš tiesų labai aktyvus agentas gyvenantis. Gyti turbūt ir nereikia džiunglėse gyventi, mes matome, kad gamta reaguoja tarsi tai, ką mes darėme ilgą laiką, ar ne, tas mūsų gazo pedalo spaudimą, ar ne, tokį galbūt ir perteklinį, ir gyvenam tokiais unikaliais laikais. Čia išskiriama tokia metakrizės, ar ne, samprata, savoka, kuri iš tiesų žmogų verčia taip sugriovus mitus, neradus nieko kito, pakibti kažkur tai tokiam kaip ir ore, tai esame krizėje ir ką su tuo daryti, ta prasme, kai nėra sukurta alternatyvos, ar ne, kai galbūt tai, kas veikia seniau, ima nebeveikti, kai procesai, kuriuos galėdavome daryti praeityje, tampa ribotini įstatymais, kažkokiais susitarimais. Tai kaip tu matai tą dabartinę mūsų žmonijos, galbūt labiau vakarų, ar ne, būklę ir turbūt, šiokį ir tokį nerimą? Krizė yra labai įdomi koncepcija ir turinti daug paradoksalių momentų, turint omenyje krizę, su kuria dabar susidurėme, tuo aspektu, kad krizė yra fundamentaliai laikinumą kažkokį žyminti koncepciją. Taip. Krizė šneka apie tai, kad yra pradžia, tada yra kažkoks super sudėtinga, bet mes atrasime būdus joje susiorientuoti ir tada baigsis. Tai, su kuo dabar susidurėme, tai yra ar ne permakrizė. Yra labai įdomus apibrėžimas, koncepcija, kuri yra savo prieštaraujanti. Permakrizė, tai kaip gali būti permakrizė, jeigu tada visą laiką. Taip. Ir tada dar yra polikrizė, tai kuomet jų yra vienu metu daug. Tikrai šitoj vietoje kažkokį atsakymą tai sudėtinga, beprotiškai atrasti įvairiausių yra tokių mąstymų, ką reikėtų daryti, niekas neturi atsakymo, bet jeigu mes kalbame apie tokią krizę, kuri atrodo, kad nesibaigs, tai turbūt, kad mes turim vystyti savo atsparumą ir gebėjimą egzistuoti tame naujame normalume, kuris galbūt yra ne visai toksai patogus ir tada tame naujame normalume atsiranda kažkokia krizė, kuri galbūt turi laikinumo kažkokius komponentus, po to užsibaigia, bet čia tikrai kaip reikėtų ar ne naviguoti toje situacijoje, tai turbūt jo per atsparumą aš laikausi bent jau tos pozicijos ir taip pat per atsakingumo savo įvertinimą. Tai jog ta krizė jokių būdų nėra iš nieko atsiradusi. Ar ne krizė, permakrizė, polikrizė. Tai nėra iš nieko atsiradusi ir žmogus, nepriklausomai nuo daugybės įvairiausių kitų komponentų, technologinių ypatingai susijusių su žmonija, bet visiems žaidžia svarbę funkciją viskame ir tikrai lygiai taip pat kaip turi galimybę suvokti, kad tai vyksta, taip pat turi atsakomybę imtis veiksmų. Tai manau, kad šitoj vietoj svarbu tas responsibility, gebėjimas vystyti atsakingumą. Na tai nėra logiška pirma krizė žmonijoje, ar ne? Ir 20-ame amžiuje buvo išgyventa milžiniška, turbūt tokia kokybinė arba žmogaus suvokimo, ką gali padaryti žmogus ir nusivylimo turbūt žmogiškumu tokia krizė. Bet dabar mes gyvename ir ekologinėje, ir dvasinėje, ir politinėje krizėje. Ir būtent 20-ame amžiuje, kuomet Adorno ir Horkheimeris rašo apšvietos dialektiką, maldami miltus racionalizmo dvasią, jie labai gražiai apeliavo į meną. Ir aš galvoju, Gyti, kaip šiandieną tos
krizės nuolatinės kontekste, kokią meno funkciją matai tu? Meno funkcija, manau, kad yra apie transdisciplinišką, arba man patinka ypatingai mūsų žalumos apsuptyje mąstyti amfibišką galimybę jungti skirtingus procesus, idėjas, bet atsiprašau, bet po daugiau negu 10-mečio darbo su meniniais projektais šiek tiek nusivylęs meno sritimi ir ypatingai dėl labai daug prieštaravimo savo ir įvairiausio elitizmo, kuris vyroja šitam lauke, tai manau, kad jame egzistuoja problemų ir tikrai matau, kad bent jau su tuo, su kuo mes dabar susidurime, laikas iš tiesų imtis kažkokių veiksmų ir gal dizainas arba architektūra atlieka labai tokias svarbias mano galva funkcijas. Man patinka kažkaip, aš bent jau save atradęs esu darbe su šiais laukais. Menas tuo tarpu atrodo, kad yra gal tokia nesąmonės būsena, kuri leidžia man būti tame tarp transdiscipliniškume, kuris yra fundamentaliai būtinas, judant su šiomis krizėmis. Bet kitas dar, aišku, dalykas yra, jeigu mes kalbame apie krizę ir kalbame apie tai, jog mes krizę suvokiame, tai mes tada kalbame apie technologinės infrastruktūras, kurios leidžia tą krizę matyti. Ir šalia visos šitos infrastruktūros mes tampame sąmoningi įvairiausiais dalykais. Pavyzdžiui, žmonijos rūšis, kad egzistuoja, ar ne, rūšis, species, kad egzistuoja klimato šilimas, kad egzistuoja mikroplastikai ir įvairiausios atominės bombos, kad mes ir radioaktyvūs izotopai. Tai yra vadinama hiperobjektais. Ir hiperobjektai yra tokios gigantiški, anapus mūsų tiesioginios patirties ir kognityvikos esantys objektai, kurių dalimi mes esame, jie yra sudaryti iš mūsų, bet tuo pat metu ir nėra kažkokios atskirties, jų laikinumai yra neapibrėžti, jų negalima kažkaip užfiksuoti erdvėse, juos sunku apčiuopti ir juos matome kaip duomenų kažkokius vienetus. Menas šiame kontekste yra galingas ir natūraliai gaunasi taip, kad gebantis fiksuoti tuos hiperobjektus ir kalbėti apie juos. Kuomet mes kokį Venecijos bienalėje, sakykime, pamatome meną, tai jame totaliai dominuoja įvairiausi hiperobjektai. Kolonializmas, klimato krizės įvairiausi, ten žmonių vergovės kažkokios praktikos, ar tai kokios nors antropologiniai procesai, kurie vyksta ir panašiai. Tai, žodžiu, menas viena vertus, manau, kad yra labai atlieka svarbę transdiscipliniškumo funkciją šiame kontekste, gebėjome būti atviru, gebėjome žaisti ir šiek tiek gal neįpareigotai ir tuo pat metu gebėjome įkūnyti ir atkreipti mūsų dėmesį į tai, kad tie hiperobjektai ir krizė kaip tokia egzistuoja. Ir tas yra labai svarbu ir ar ne, mes daugybę kartų turbūt esam pamatę, kad kiek daug galios turi žodis. Jeigu aš neturiu žodžio, kažkam apibūdinti, man sunku apie tai kalbėti, ar ne, ir tą apskritai suvokti ir matyti pasaulyje. Tai menas yra galingas kaip kūnus toms krizėms suteikiantis ir juos įkūnijantis ir pėdsaką kažkokį čia naujoje tikrovėje suformuojantis agentas, su kuriuo ar ne publika ir visuomenė gali turėti kontaktą, bet man atrodo, kad krizės jau pačiam sprendiniui mes turime jau pasitelkti dizainą, architektūra galbūt, menas ir ne atlieka tokias iniciacinės kažkokias funkcijas. Man čia labai patinka tavo šis požiūris dėl to, kad kažkaip ilgą laiką aš meną mačiau kaip reakciją. O tu lyg ir formuoji tai, kad menas gali ne tik reaguoti, bet ir keisti, formuoti ar ne, galbūt perprogramuoti. Nes iš tiesų dažnai krizėje mums pritrūksta sprendimų, alternatyvų.
Ir tada menas su tuo tokiu labai plačia briauniu požiūriu geba tas alternatyvas tiesiog kurti, rodyti, štai žiūrėkit, jos yra čia. Gyti, aš noriu grįžti prie centro, nes man neramu, kad jeigu, čia galbūt yra, nežinau, kiek tai yra žmogiška, bet ieškoti tų tokių atramų, paaiškinimų ar ne, bet jeigu ne mes centre, tai kas tada centre? Ar čia yra gamta, ar čia yra tinklai, ar čia yra, nežinau, galbūt mums kažkas nepažinaus, kaip tu suvoki tą centro pasikeitimą, ar iš vis verta apie tai kalbėti? Centras reikalauja vieneto. Taip. Ir jeigu mes kalbam apie ieškom centro, tai kažkokį daiktą, kažkokį objektą tenais rasime. Ir aš laikausi tos pozicijos, kad centro, na, čia beveik kaip viduramžių skolasticistinėje filosofijoje nėra, ar ne, kad nėra nei centro, nėra nei ribos. Yra sfera, kuri centras yra visur ir tuo pat metu niekur, kurios ribos yra visur, bet irgi niekur. Tai man šiame kontekste iš tiesų, jeigu aš iš tos posthumanistinės perspektyvos matau tinklus, bet tie tinklai ir asambliažai nėra kažkoks centras. Labiau tai yra kaip horizontali tokia polipų ir įvairiausių virsmų ir debesų ir kontaktų ir santykių plotmė. Ir centro gal aš ten nerandu. Tai ar tada viskas yra centras, arba ar centro iš vis nereikia kaip tokio požiūrio, ar jis yra naudingas? Gal iš čia tik tai mums toks kaip nusiraminimas, ar ne? Nes mano kitas klausimas yra apie tai, kaip posthumanizmas veikia žmogų. Ar jis jį išlaisvina, ar jis kaip tik kažkaip tai įkalina, nes atrodo, na, mes būtent ir turėjom tą ramybę, suprasdami, kad padėtis yra valdoma, mes esame visako, ar ne, tas valdovas, o dabar lyg tai ne. Tai kaip tu matai, kaip posthumanizmas veikia patį žmogų? Tai galbūt išlaisvina būtent žmogaus tą centrališkumą ir matymą ir savęs suvokimą, išlaisvina ir atveria įvairiausias naujas politinės perspektyvas, bet tuo pat metu kažkaip tas pats laisvinimosi procesas gal labiau reikėtų mąstyti ne apie išsilaisvinimą, o unchaining, tai vietoj unboundering, tai atmiršimą to apsiribojimo ir susicentravimo. Tai vietoj, ar ne, tai nėra kažkas, kas yra taip jau labai nauja, gal labiau yra, kad mes esame išmokyti ir pripratę matyti, ar ne tas ribas, matyti centrus, bet reikia atmokti, ar ne, šį išmokimą. Ir iš tiesų aš suprantu, kad čia gan kičas dažnai būna ar nueiti ir kalbėti su vaikais, bet šitoj perspektyvai vaikai tikrai yra nuolatinėme tame kisme ir mes galime matyti tas archelitinio tokio mąstymo apraiškas, kad ar ne tas savo tokio neapsiribojimas, nuolatinis sąsajumas su aplinkomis ir ten su vaizduotės kažkokiais kūriniais yra labai normalus ir kasdieniškas. Tai čia mes po to išmokstame kažkokius dalykus ir dabar mums reikia juos atmokti. Ir tai tikrai nėra nei lengva, turbūt, nei patogu, ar ne, tas yra faktas. O įspūdinga man dabar yra stebėti menininkus, kurie kuria ne kaip autoriai, bet kuria kartu su sistemomis, su algoritmais, kolektyviškai kuria, ar net simbiotinės sistemos kuria. Tai kaip keičiasi pati kūryba ir kai autorius iš esmės nėra kažkoks vienas individas. Ar tu matai pokyčius pačioje kūryboje, supratime meno kaip tokio? Tai totaliai kūrėjo herojaus yra
numestas nuo podiumo. Aha. Mes pradedame matyti, aišku, čia jau postmodernistai tą darė 20-ojo amžiaus antroje pusėje, bet su posthumanistinė žiūra apskritai kūrybos tokį studijavimą pradeda matyti, kad tikrai kūrėjas yra asambliažas, susidedantis iš teptuko, kažkokių specifinių dažų, sociologinės ir politinės situacijos, kažkokių socialinių infrastruktūrų, buto, ar tai kažkokios studijos, apšvietimo, maisto ir ten kavos kainų ir taip pat žmogaus. Žmogus, aišku, atlieka tokią gal lęšio galėtume matyti funkciją šiame kontekste, bet irgi kiti ar ne autoriai eina dar toliau ir sako, kad net ir to lęšio funkcijos tenais nėra. Tai man patinka mąstyti apie kūrybą kaip apie asambliažinį procesą, kuriame tu tiesiog esi ir tada kūrėjo, na, jeigu tu mąstai apie savo kaip žmogaus funkciją ir kokios ar ne vertybės šitojam kontekste tampa svarbios, tai gebėjimas atsiverti tiems aktoriams, veikėjams įvairiausiams, kurie tada per tave veikia. Ir čia galim net labai spekuliuoti apie tokį fantastiškus renesanso tapybos kažkokius procesus, kur Dievas ar ne eina per autorių ir tada autorius ar ne išreiškia. Ir ten irgi yra iš tiesų, kad tam tikra prasme toksai labai žmogaus išcentravimas, kuriejas atsiduoda kažkokiam procesams. Tuo tarpu 20-ame amžiuje ypatingai susiformavęs yra tas kūrėjo kaip herojaus kažkokia pozicija. Tai reikėtų galbūt grįžti, bet šiek tiek ar ne, aš nesilaikyčiau tos tokios totaliai dvasinės perspektyvos, bet grįžti į tą atvirumą skirtingiems agentams, kurie gali per mane veikti ir tada tiesiog ieškoti ir save jungti prie skirtingų tinklų ir žiūrėti, ar ne, aš dabar atradau naują medžiagą ir ką su ta nauja medžiaga galėčiau padaryti. Vietoj to, kad stačiau pastatus iš plytų, o gal reiktų pabandyti iš pastolių ir dabar iš pastolio, gavosi visiškai kitaip ir ta pastolis yra kaip irgi agentas ar ne prie kurio aš tame kontekste prisijungiau, materialus kažkoks agentas, tai įdomu yra turbūt mąstyti apie kūrybos asambliažus, o ne herojus. O tai Gyti, žiūrėk, man čia taip bekeliaujant tada toksai teptukai ar ne, drobės, apšvietimai. O tai jeigu mes iš to kūrybinio proceso, iš meno kūrybos išimtume žmogų, ar tai vis dar būtų kūryba ir menas? Ar čia irgi mes galim tada tą kūrėją nutolinti ir sakyti, kad, na, kūrė miškas, kūrė pelkė, kūrė kažkoks grybas ar dar kažkas ir kaip tada su autorystė? Tas pats robotas, ar ne? Ar mes turim priimti jo darbą kaip kad kūrybos aktą? Tai ar gali kurti ne tik žmogus? Kurti, tai tikrai fundamentaliai ne tik žmogus, kiekvienas iš šitų augalų kuria savo ekspresiją ir spalvas įvairiausias ir taip toliau. Tai kūryba, tai fundamentaliai yra tikrovės tokia sąlyga, kiekvienas momentas yra naujas, bet dabar galbūt tas klausimas, ar kuria meną, tai jau yra sudėtingesnis. Ir čia jau labai priklauso nuo to, ką mes laikome menu. Jeigu mes imamės meną laikyti iš dabar dominuojančios tos vadinamosios institucinės meno logikos, tai kad menas yra tai, ką pasakė 3 žmonės, kad yra menas. Visų pirma, menininkas turi pasakyti, kad tai yra menas, tada turi pasakyti žiūrovas, kad tai yra menas ir, aišku, labai svarbu, institucija turi pasakyti, kad tai yra menas. Tai mes šitų 3 paklausėme ir mums pasako, ten menas ar ne menas. Ir galbūt pelkė kažkada sukurs. Nors, turbūt pelkė nebegali pati pasakyti, kad čia yra menas. Tai to jau neveikia šita socialinė struktūra. Bet posthumanistinėje perspektyvoje ir čia jau galime matyti, kad menas yra fundamentaliai susijęs su atleiskit už sudėtingą išsireiškimą, teritoriniais refreinais. Tai eina šneka apie kažkokios teritorijos suformavimą. Refreinai yra reguliariais intervalais atsikartojančios kažkokios struktūros arba kažkokie užsimezgimai. Mes galime matyti paukščius, kurie čiulbėdami
kuria fundamentaliai teritoriją. Jie negali būti pernelyg vienas arti kito, nes tada atsiranda, jie vienas kito pradeda savęs tiesiog negirdėti per daug arti. Katinas, vaikščiojantis ir besiglaustantis po namus, jis vėlgi kuria teritorinį refreiną. Jisai įkuria tokią erdvinę teritoriją, ar ne, ir kaip tokie posthumanistų mąstymai rodo, tas nėra taip jau labai toli nuo meno. Jeigu mes, sakykime, matytume meną, ypatingai politiškai angažuotą meną, tai irgi yra politinio diskurso teritorializavimas toje meno kūne. Ir jeigu mes žiūrime į meno tendencijas kaip ne į pavienius kūrinius, o apie kažkokias ar ne struktūras, kažkokias temas, tai jos kuria teritorijas, kuriuose atsiranda kažkokių idėjų pozicionavimas, ką super sėkmingai pasiema autoritariniai režimai arba ten socrealizmas. Tai labai ryškiai matome, kaip menas yra pasitelkiamas politiniam teritorializavimui. Tai eina šneka ne apie kažkokio ar ne kambario teritorializavimą, bet tiesiog kūrimą kažkokio politinio diskurso, kuris yra tam tikra teritorija ir veikia iš tiesų teroristiškai. Tai agresyviai, dominuojančiai ir panašiai. Tai menas turi tą tokią iš šios pozicijos teritorinę funkciją ir teritorinę funkciją atlieka gausybė įvairiausių gyvūnų. Tai tas nėra jau taip, mes galbūt patogu mąstyti apie žmogų kaip kažkokį super išskirtinį ir čia dabar kuria menus įvairiausius, bet povas šokantis, atliekantis kažkokius judesius ir gausybę savo spalvų demonstruojantis, aš manau, kad jisai irgi praktikuoja meną. Taip visai įtikinai. Bet klausyk, pati estetikos samprata, jinai keičiasi, ar ne, kai kūrėjų tampa nebe žmogus, o kažkokia visuma ir medžiaga, ir kodas, ir aplinka. Tai ar įmanomas dar toks dalykas kaip autorinis stilius tokiame kontekste? Autorinis asambliažo stilius. Tai aišku, autorinis tai autoritarinis konceptas. Bet asambliažo stilius tai aišku egzistuoja, ar ne, stilistika kaip dažnai yra kondicionuota kažkokio tame asambliaže išliekančių veikėjų. Tai menininkas su tam tikrais ten dažais, sakykime, jeigu labai daug ilgą laiką dirba ir tie dažai ir ten jo menininko ar ne istorinės kažkokios charakteristikos, jo atmintis yra išlikusios, tai natūralu, kad atsiranda kažkoks refreiniškumas. Tai vėlgi ta menininko kaip stiliaus kažkokia koncepcija irgi yra susijusi su tuo teritoriniu refreinu. Tai jisai atsiranda, bet ar ne, tai yra asambliažo, aš matyčiau kaip asambliažo stilių ir tiesiog mums gal patogu mąstyti, kad čia yra vien tik tai menininko indėlis, bet visą laiką yra ir kitos kažkokios materijos. Tai išdėkyti, bet kartu ir tada netenka tokia samprata kaip aš reikšmės, nes aš niekada nesu aš esu mes. Aš sakyčiau mes. Bet jeigu kalbėt iš tokios gramatiškai teisingos ar ne konteksto, bet pats tas aš yra naudingas kaip koncepcija, kuomet mes tiesiog komunikuojame mūsų gramatinėse struktūrose, bet visą laiką, ir čia Bruno Latour turbūt labai aktyviai 20-ojo amžiaus antroje pusėje kalbėjo apie komandą, kad tai yra ne aš, o yra asambliažai, yra komandos. Ir tada jo toje komandoje, vienareikšmiškai, tu kaip žmogus turi galimybę suvokti to asambliažo galę, funkcionalumą ir matyti skirtingus veikėjus jame. Ir tada tai yra vėlgi response
ability rūpintis tais veikėjais ir mano ten mikrobiotą, pasirūpinti kažkokio kūno gerovėje, ar ten pasirūpinti kitų aplink esančių žmonių psichologinėmis nuotaikomis ir baimės lygiais, kurie po to lemia jų politinius sprendimus einant į balsuoti. Tai yra tas buvimas tinkluose labai daug iš tiesų atsakomybės neša, ar ne, ir ant tavęs. Gyti, čia toks gretutinis klausimas. Ar tu laikai save kiborgu? Gal aš savęs taip nevadinu, bet suvokiu, kad technologijos yra nuolatos prie manęs prijungtos ir kad aš nuolatos mąstau per technologijas. Kiekvienas ar ne įrankis, kurį mes pasiėmėm į rankas, keičia tai, kaip mes matom pasaulį. Pasimsi plaktuką, pradėsi matyti vinis, pasimsi kirvį, pradėsi matyti medžius, kuriuos ten gal tau nukirst, kažkas pasakė, būnant miške. Tai vienareikšmiškai aš matau save kaip priklausantį nuo technologijų, net ir nuo tokių kaip šaukštas arba šakutė, kuri vėlgi yra kaip protezas, pratesantis mano kūną. Ir Marshallas McLuhanas sako, kad kiekviena iš šitų medijų, sakykime, jisai naudoja mediją konceptą, bet labai labai plačiai, veikia amputaciškai. Tai reiškia, kuo mes daugiau važinėsime automobiliu, tuo mes prasčiau vaikščiosime. Kuo mes daugiau naudosimės Google Maps, tuo mes prasčiau orientuosimės. Ir čia galima labai komiškai nueiti, kuo mes dažniau naudosimės šaukštu, tuo mes prasčiau mokėsime valgyti rankomis. Ką iš tiesų nuvykęs į Afriką, supratau, kad tikrai šito įgūdžio aš visiškai neturiu ir čia nėra taip paprasta. Taip. Mąstau, kad mes prisikūrėme daug taisyklių, vienos iš jų yra moralė, kurią vadovavomės ir jos yra kaip ir sukurtos iš žmogiškosios perspektyvos. Ar ta tradicinė tokia kaip moralė veikia dar 21 amžiuje, ar tu matai vietos korekcijoms? Tai vienareikšmiškai tos vietos korekcijoms yra ir, kaip aš jau minėjau anksčiau, asambliažų regėjimas. Jisai praplečia tą tavo atsakomybės veiksmą ir moralinės atsakomybės veiksmą vien tik taip prisijungiant prie kažkokių socialinių, sakykime, asambliažų. Tai tiesiog, ar ne, prie kažkokios socialinės grupės, prie žmonių, gal Facebooko grupso, laikinimo, kažkokių ten memesų. Tai irgi turi funkciją, bet vienareikšmiškai moralė yra ir net ir ta pati klasikinė moralė sutelktai labai į individą super svarbi šiame kontekste. Mums lengva kažkaip, ypatingai mes matydami įvairiausius politinius ar ten net ir ekonominius procesus, regime nuolatinį jos paminimą, kuris iš tiesų mus priveda ar ne prie šitų gigantiškų metakrizės, polikrizės, permakrizės įvairiausių situacijų, kurioje moralinės atsakomybės turėjimas ir, ar nesakykime, kažkokiose verslo struktūrose prisiminimas yra būtinas, norint mažinti, sakykime, klimato krizės padarinius arba humanitarinės krizės Gazoje arba kokioje Ukrainoje procesus. Tai moralinės atsakomybės reikia tik tai dar daugiau ir, man atrodo, jinai turėtų plėstis iki net tokio veiksmo kaip prisijungimas prie kažkokio asambliažo tiesiog. Taip. O Gyti, mes čia dabar labai įsijautėme kurti robotus, kurie yra stulbinančiai panašus į žmonės, vietomis netgi gal ir pralenkinti, turbūt dažnai netgi pralenkintis įvairiais gebėjimais. Ar tu įsivaizduoji laiką, kai robotas turi teisės? Vienareikšmiškai įsivaizduoju. Manau, kad čia nėra gal net nes per savo gyvenimą turbūt tą išvysim, nes apskritai teisių koncepcija, nors ir jinai tokia būdinga labai žmogui ir apsukta aplink žmogų, bet mes dabar matome ten gyvūnijos teisės, matome gamtos teisės. Čia ne per seniausiai Naujojoje Zelandijoje upė įgavo teisinę tokią
teisiniai apibrėžimai ir tada yra stewards, kažkokie žmonės, kurie gali upės vardu paduoti kažką į teismą. Ir ten Amazonės miškuose yra džiunglių vardu gentys padavusios į teismą korporacijos, kurios kerta ten tą mišką. Tai, žodžiu, tas teisių toksai plėtimas jis vyksta, aišku, jisai turi savų problemų, nes teisė yra susijusi su atsakomybė. Tai klausimas, ar ne, ar galime prašyti arba kažkaip reikalauti ten iš miško atsakomybės, bet iš roboto na, turbūt, kad galim reikalauti atsakomybės. Ir čia yra, aišku, jau vėlgi asambliažo reikalas, nes tai yra žmogus, kuris įdiegia kažkokias atsakomybės tai mašinai. Tai čia įdomu kažkaip spekuliuoti, bet manau, kad pamatysim. Jo, aš žinai galvoju, kad na, tikrai technologijos tapo išplėstinė mūsų kažkokiam galimybėm, bet kita vertus truputėlį ir baugina, kad na, tokius dalykus kaip kažkokios upės ilgis ar kažkokie įvykiai politiniai, socialiniai vykstantys 1000 kilometrų nuo mūsų yra formuojami ne per realybės, bet per tokį kaip technologinį filtrą, ar ne? Tai pasaulis yra sekamas, ar ne, iš esmės ne per pojūčius dažnu atveju pažįstamas. Tu pasakai man apie Afriką, aš ten niekada nebuvęs, bet aš imu tikėti, kad tai yra tiesa, kita vertus aš apie tai galiu pasiskaityti internete, bet tai nėra mano paties asmeniniai pojūčiai. Ir aš galvoju, ar visas tas mažo pasaulio reiškinys, ar jis vis dar yra kažkokia patirtis, ar visa tai yra tiesiog, nežinau, jau simuliacija kaip tokia, kurioje aš nepatyriau, bet žinau. Ir galvoju, kad tai yra tiesa. Jau lab, kad man vienoje patikusioje knygoje Factfulness yra aprašoma, kad informacija, kurią mes turime apie svečias šalis, jau seniai yra pasenusi ir jos seniai taip nebegyvena. Tiesiog didelis informacinis triukšmas yra užgrobęs ir užėmęs mus kitais reikalais, ko pasiekoje ta tikroji realybė, kurią mes įsivaizduojame, kad egzistuoja, jau yra sena. Tai kaip tu matai mūsų santykį su tuo mažu pasauliu? Ar jis yra susimuliuotas, ar vis dar kažkiek tai patiriamas? Gal galėtum detalizuoti, ką turiu omeny mažas pasaulis? Ar tai yra kažkokia... Jo, kad iš esmės mes visi esam sujungti ir apie viską sužinome labai greitai. Na pavyzdžiui, nežinau, seniau galėdavo nutikti taip, kad kažkur rytuose bankrutuoja bankas ir okei. Dabar, jeigu bankrutuoja bankas, galimai tai paveiks visą pasaulį. Seniau kažkur numirdavo paukštis. Ir mes sakydom, kad, na, buvo, nebuvo. Dabar mes sužinom, kad per visą pasaulį plinta pandemija kažkokia. Tai kad atstumai iš esmės, gal ne fiziniai, informaciniai, smarkiai sumažėjo. Ir kita vertus, seniau mūsų pasauliai buvo kur kas turbūt tokie lokalesni. Turiuomenį mano kaimas ir aš žinau, kas jame vyksta, ir aš žinau iš savo patyrimo. Dabar aš irgi žinau labai daug, kas aplinkui vyksta, tačiau aš tą žinau ne iš savo patyrimo, tačiau iš to, ką parašė medija ar iš to, ką aš pasigūglinau. Ok, tai supratau. Šitas klausimas įdomus iš antropologinės perspektyvos tuo, kad žmogus visą laiką gyvena naratyvuose, pasakojimuose naratyvuose ir mituose. Jeigu tu esi ir gyveni gentyje ir tau ateina draugas ir pasako, kad mačiau gyvatę. Ir tada arba tu pamatai gyvatę, dar geriau, ar ne? Ir tu pamatai gyvatę ir ar ten gyvatė, ar ten virvė, sunku atrodytų nuspręsti, bet tu tiesiog gali durstelt pagaliu. Bet ar net kai tau draugas pasakoja, ar ten, kad matė gyvatę, tu nelabai gali atlikti šitą veiksmą. Ir tada lieka kažkoks pasitikėjimas. Aišku, gentinėse struktūrose šis naratyvo ir kažkokio mito, tokios infrastruktūros informacinės, jos gal tokios
nors ir viena vertus labai jaučiamos, bet kita vertus vis vien ta tikrovė yra tokia ganėtinai fiziologiška ir ten tas gyvatė ar virvė, nu tai okei, vis tiek gali tau tas draugas pasakyti, va žiūrėk, ten buvo, nuvest, parodyti. Tuo tarpu čia, kur dabar mes esame, yra įvykęs toksai kokybinis kismas, kur tas gyvatė ar virvė jau tu negali nukeliauti ir patikrinti, ar ten iš vis apskritai yra gyvačių arba virvių tipo 100 km atstumu. Tai mūsų ši medijų tokia intensyviai technologizuota aplinka yra vadinama Žano Baudrillardo filosofijos kontekste hipertikrovė, kuris sako, kad tikrovė žuvo nelygioje kovoje prieš vaizdą. Ir dabar vaizdas yra tai, kas eina pirma. Ir mes gyvename vaizde ir visą laiką prieš kažkokią fiziologinę ar ne patirtį turėdami ją medijuojame pasakojimo, greičiausiai tai iš tiesų vaizdu. Tai tas tikra tikrovė kažkokia Baudrillardo, sakykime, kontekste, tai yra neegzistuojanti. Ta prasme, jinai yra nužudyta jam. Aš gal laikausi šiek tiek pozicijos kitos, tai jog nepriklausomai nuo to, kad ji yra labai daugumoje kontekstų nužudyta, bet mes galime atrasti kontaktą ir ryšį su ją iš tiesų nutildę savo protą, nutildę ieškojimą tų referencijų ir ieškojimą vaizdų ir tiesiog pradėję žiūrėti, nes mes gan retai tą darom. Tiesiog, ar ne, tas momentas tokia trumpa budistinė istorija, kur vienuolis su mokytoju užlipa ant kalno ir ten gražiai kyla saulė, ankstyvas rytas, skrenda paukščiai, debesys, toli horizonte kalnai ir tada mokinys sako, kaip gražu. Ir mokytojas jį išmeta iš vienuolyno, nes mokinys tuo metu nežiūrėjo. Jis pradėjo šnekėti. Tai čia ir konceptualizuoti, ir pasakoti, ir tada per tą, oi kaip gražu, tai čia man gražu, tai savintis. Įdomu, kad aš manau, kad tikrovė vis tik tai egzistuoja, bet totaliai reikėtų sąmoningai vertinti tai, kad ar gyvatė, ar virvė Australijoje, tai yra mito lygmuo ir tu patiri totalią tokią hiperrealią versiją ten vykstančio proceso, o tai, kas yra tikra, gali ar ne čia paliesti, įkvėpti. Taip. Aha. O tada gyti kaip su laisvė rinktis. Mes gyvenam burbuluose, ar ne, algoritmuose. Informacija mums yra pateikiama remiantis mūsų kažkokiais gal praeities pasirinkimais arba algoritmo numatytais kriterijais. Kita vertus, kaip važiuojame iki vietos naudodamėsi navigaciją, irgi yra iš esmės sprendžiama ne mūsų pačių. Daug dalykų esame atidavę į tokius autopiloto tarsi režimus ir ar tada visgi lieka vietos tam posthumanizme laisvai rinktis? Aš laikausi, čia aišku yra skirtingų labai perspektyvų, bet man asmeniškai tai labai nepatinka matyti visatą totaliai deterministinę, kur laisva valia neegzistuoja. Man ir čia galbūt neegzistuoja, aš nežinau. Ir patikrinti bando jau kelis tūkstančius metų įvairiausi filosofai, nesigauna. Man patinka mąstyti apie laisvą valią kaip egzistuojančią gradientę. Tai reiškia, kad kuo tu esi arčiau momento, tuo laisvos valios tu turi mažiau. Tuo veiki labiau iš autopiloto, ar ne, iš automatiškai, spontaniškai. Ir čia
super pradeda veikti įvairiausi ten tavo psichologinės charakteristikos, kiti agentai aplink esantys, technologijos, kurių tu esi įpratęs jomis naudotis ir jomis ten tuo metu naudojasi, arba kažkokie mąstymo šablonai, kurie tau yra dėkti. Bet jeigu tu žvelgi į būsimą situaciją iš laiko tokios perspektyvos, ir čia ar ne futurizmo, ar ne ateina, sakykime, idėja ir responsibility dar kartą, tada tu gali formuoti ir numatyti ir kažkokią elgseną ateityje ir jai ruoštis. Taip. Ir tokiu būdu padidinti savo šansus, kad tuo momentu, kai tau ateis ar ne tas autopilotas ar neįsijungs, kad tu būsi pasielgęs taip, kaip tu laisva valia nusprendėjai, kad turėtų būti teisinga. Taip. Tai šitoj vietoje, aišku, aš labai didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie yra labai aukštus moralės standartus ir etikos standartus išsivystę, kaip savo spontaniškai čia ir dabar kylančią reakciją į bet ką, kas aplink juos yra, bet tikrai ne visiems žmonėms taip nutinka, tai dėl tos priežasties kažkaip aš manau, kad tame gradiente ar tau žvelgiant į ateitį ir numatant kažkokias, arba tiesiog reflektuojant apie buvusias situacijas, tiesiog tai čia va ta laisva valia atsiskleidžia, kažkaip ruošiantis, šiek tiek gal planuojant ar projektuojant savo ateities veiksmingumą. Ir taip pat jungimasi prie kažkokių asambliažų, nes čia yra tikrai potencialiai labai sąmoningai ir labai laisva valia galima sukontroliuoti procesas. Jeigu ta laisva valia, aišku, egzistuoja, bet čia man patinka mąstyti, kad jie yra. Bet čia ir dabar tai dažniausiai vis tik tai pasilieki tam spontaniškam kažkokiam veiksmui, kuris kartais būna labai automatiškas. Gyti čia ir dabar. Ir man labai užstrigo žodis čia. Kadangi neretai tenka patirti ir tos tunelio vizijas, kuomet įkrenti į situaciją ir nematai kažkokios pabaigos, arba pajunti, kad esi autopilotas ir tarsi stabdai save ir stengiasi negyventi praeityje ar ateityje ar kitoje kažkokioje tai realybėje, bet čia. Ar įmanoma yra šiais turbūt tokiais multierdviais laikais būti čia ir ką reiškia tas būti čia? Ar čia yra čia, ar socialinėme tinkle, ar atsakomybėse, kas yra čia? Faktas, kad čia kaip kažkoks lokalumo apsibrėžimas yra pakitęs. Ir jis nėra vien geografiškai apibrėžiamas, nes įprastai, ar ne, tai čia yra erdvinis identifikatorius, ar ne, kur aš čia esu, tai kažkokia erdvėje. Dabar atsiranda įvairūs ir tokia gal dominuojanti perspektyva, kad tinklai, kaip, ar ne, prie kokių aš tinklų informacinių ir socialinių daugumą atvejų esu prisijungęs. Ir tai apibrėžia mano lokalumą, bet geografija jokių būdų nedingsta ir, sakykime, erdvės vystymosi ar ne, internetinės infrastruktūros vystymosi pradžioje, ypatingai 90-aisiais, labai buvo populiarinama, ar ne, kad čia dabar mes su kibererdve galėsime perlipti bet kokius geografinius limitus, visą pasaulį sujungti, bet tai, ką mes dabar, sakykime, patiriame, yra geografijos vis vien labai ryškiai veikia internete ir informacinėse struktūrose, jo vien tik tai geografija kaip kultūrinės specifikas tavo apibrėžiančios kažkokios sąlygos, kalba, sakykime, kurią tu kalbi, arba kažkokie skaitimo režimai, arba ten, sakykime, man labai pažįstamas yra menas, internetinis menas. Atrodytų visiems yra pasiekiamas, tai čia mes dabar milijoninės auditorijas sutrauksim, bet internetinis menas super lieka nišinis ir dėl to, kad tam, kad tu jį galėtum skaityti, nepriklausomai nuo to, kad ten ir kokio Tibeto kalnuose gali tą padaryti, bet tau reikia ten kokių 5 metų ar ten 10-mečio konceptualaus meno studijų kažkokio žinojimo bagažo, kad tu išskritai galėtum kažkaip jį suvokti, naviguoti. Tai ir čia geografija atlieka stiprią labai funkciją kaip kultūrinės sąlygas ir socialinės sąlygas ir iš tiesų asambliažai, prie kurių mes potencialiai galime labai lengvai prisijungti, kondicionuojantis toksai komponentas. Tai tas čia, jis yra
ir geografinis, taip pat aišku tinkliškas, bet geografija tikrai yra labai svarbi. Man šiaip labai patiko, dabar nepamenu autoriaus, kuris kalbėjo apie tai, kad net technologijos turėtų būti kultūriškai kitokios. Tai yra, kad irgi ėjo prieš visako suniveliavimą, ar ne, ir kad net kultūra turėtų būti kažkokia, tiksliau technologija turėtų būti priklausoma nuo kultūros. Bet ką tikrai pastebiu, tai yra ta tokia iš rytų turbūt ateinantį lėtėjimo meną, kaip tokį reiškinį, ypatingai tokiuose sąmoningesnių žmonių galbūt elgsenose. Ir čia lyg tai grįžta kalbėjimas apie tokį dalyką kaip kūryba be tikslo, ar ne, kaip kažkokiai atsaką į visą tą milžinišką aplinkinį greitį. Tai kaip tu matai ir ar įsivaizduoji vis dar, kad šiais laikais, kai viskas turi būti apskaičiuota, optimizuota, gal net įvertinta ir parduota, ar vis dar įmanoma rasti laiko ir vietos kurti be tikslo, kurti vardan pačios kūrybos kaip tokios? Kūryba turbūt pati iš savęs yra kaip šokis, kuris kiekvieną momentą generuoja naują tikrovę ir bet kokia, ar ne tikrovė ir laikas, kiekviena sekundė yra kažkokios kūrybos rezultatas. Tai šiame kontekste tikslingumo išjungimas leidžia mums, ar ne, tiesiog praktikuoti kūrybą kaip šokį, kaip žaismą, kaip čia ir dabar, mano galbūt gerovę, o galbūt net ir jos neužtikrinantį, bet tiesiog man šiuo metu mano sielai reikalinga veiksma. Ir aišku, aš anksčiau minėjau meno tokį poreikį, ar ne, šioje metakrizės situacijoje turėti dizaino, turėti architektūros, tai yra tokios kūrybos rūšys, kurios yra orientuotos į tikslą, o menas tuo tarpu kaip dažnai gali atsidurti šokio tokiame statuse, kuris yra apie įkūnijimą, kažkokių procesų įkūnijimą ir savęs atsiverimą tiesiog skirtingiems agentams ir asambliažams veikti ir tada tu staiga galbūt ar nepradedi šokti, o galbūt lyg šoktum su rankomis, pradedi kurti kažkokius objektus, dainuot arba rašyt ir taip toliau. Tai tas tikrai gali būti kaip nuostabi atsvara ir aš vienareikšmiškai laikausi tos perspektyvos, kad turėtų dažnai būti praktikuojami dalykai, kurie neturi tikslo. Tiesiog yra tam, kad būtų čia ir dabar. Pirmai, aš užfiksavau tokią labai įdomią tavo mintį, kad žmogus irgi yra asambliažo dalis, ar ne, ir kad jis gali tapti tarsi lęšiu, kurdamas kažkieno kito, ar ne, intenciją galbūt. Tai jeigu kūryba kyla ne iš manęs, aš esu gal toks tik interpretatorius, tai kas tada kuria tokiu metu? Iš kur čia ta kūryba? Nežinau. Okay. Labai. Nežinau. Galima spekuliuoti ar ne apie kažkokius tinklus, bet ar tai įvairiausias kitus komponentus, galbūt čia ir akmenukas, kurį aš pamačiau ir mane inspiravo, gal jis čia kuria, o gal aš kuriu, o kas tas aš? Ir kas tas aš, tai aš nežinau. Mes, o gal ir mes. O gal ir mes. Bet gyti šitais triukšmo laikais, o tai gal tada atsakinga būtų, kai visko yra pilna ir daug, tai gal iš tiesų atsakingas aktas būtų nekurti visai. Ar galima žmogui nekurti vardan nekūrimo, vardan mažesnės taršos, vardan daugiau tylos, vardan daugiau zen? Nekurti, tai manau, kad šiame kontekste skirtingus galime pasirinkti ir skirtingus situacijas, bet jeigu mes, sakykime, kaip pradėjom ir šiame pokalbyje daug kartų grįžome apie krizes šnekėjime, tai iš tiesų toks
izoliuoti save ir kažkaip eskapistiškai mąstyti, kad čia dabar aš galiu tiesiog užsidaryti kažkokiam ten urve ir viskas dabar bus gerai, yra super neatsakinga. Jeigu tu jau suvoki ar nevykstančius šitos procesus, tai man atrodo, kad vienareikšmiškai atsakomybės prisėmimas reikalauja praktikuoti, reikalauja imtis veiksmų, kurti ir iš tiesų mes istorijoje, visoje žmonijos istorijoje susidurėme su situacija, kuri ne tik tai, kad turėtų kažkaip tave imobilizuoti, ne, tai yra kažkas, kas turėtų kiekvieną dieną prikelt iš lovos ir verst eit ir galbūt daryti tokį dalyką kaip betikslę kūrybą, betikslį sėdėjimą, kurios super reikia tam, kad ar ne tu būtum čia ir dabar, ar ne, galbūt pažintum tikrovę, bet ir matytum procesus, bet tikrai tas toks eskapizmas, sakykime, ir kūrybinis eskapizmas, ar nesakymas, kad tiesiog, ne, viskas mes dabar vietoj to, kad čia dabar jau viską sunaikinom žemę, čia nyksta rūšys, tai dabar tiesiog išsijunkime, tai yra super nihilistiška, veda turbūt tik tai dar daugiau destrukcijos ir yra labai neatsakinga. Žiūrėk, o taip, čia yra tokia asmeninė pozicija labiau, bet žiūrint į žmoniją kaip tokia, na ir tavo kaip žmogaus, nebecentrinės figūros požiūriu, koks yra tavo santykis su ateitimi? Turiu omenyje, na yra žmonių, kurie laukia ir yra entuziastingi, pozityvūs, yra žmonių, kurie bijo, yra tų, kurie sako, gyvenu šią dieną. Koks tavo asmeninis santykis būtent, na, suprantant krizės, tačiau matant, kad jos taip greitai nepraeis ir neįsisprendžia, suprantant, kad mes iš dalies kaip ir tokio, iš to centro buvom pastumti ir vėlgi tai turi turbūt ir savų privalumų ir savų trūkumų. Kaip tu žiūri į ateitį, kai, na, tikrai žmogui siekiančiam turbūt saugumo ir kontrolės, ta ateitis nežada daug kontrolės kaip tokios. Tai koks tavo santykis su ją? Komplikuotas, labai komplikuotas santykis su ateitimi. Viena vertus jinai mane labai stimuliuoja ir jaudina. Aš nuo paauglystės esu didžiulis mokslinės fantastikos fanas ir man kažkaip labai įdomu yra apie ją fantazuoti arba galbūt skaityti kitų žmonių fantazijas, bet čia turbūt ir yra tas mano santykis. Gal iš tiesų man labiau patinka skaityti apie kitų žmonių fantazijas, su jomis susidurti, bet kuomet aš pats mąstau apie savo asmeninė tiesiog, klausimas asmeninis, funkcija šiame ir santykis su ateitimi kontekste, tai aš stengiuosi apie ją pernelyg negalvot. Man atrodo, kad bent jau mano veiksmų kontekste aš apie tai, kas bus ten po 50 metų, čia yra tiesiog tokios super spekulacijos ir man labiau patinka ateityje mąstyti vienas dalykas apie tuos vadinamosius kelius, kuriuo aš counterfactuals, dalykus, kuriuo aš nenoriu, kad įvyktų. Ir tada mąstyti, turėti ateitį kaip tokią utopijos teritoriją, kurioje galėčiau suformuoti idealią siekiamybę. Mane ir čia dabar tas santykis su ateitimi užsibaigia, motyvuojančia veikti čia ir dabar. Man atrodo radikaliausias veiksmas susijęs su ateitimi yra sekanti sekundė. Tai irgi yra ateitis ir yra labai reikalaujanti atsakomybės ir veiksmo prisiėmimo. Vietoj to, kad spekuliuot apie tai, kas bus po 100 metų, aš jaučiu, kad tai nėra gal mano funkcija. Man patinka dirbti su tai žmonėmis ir prašyti, kad jie paspekuliuotų arba paskaityti, ką jie suspekuliavo, bet aš asmeniškai labiau esu linkęs ieškoti, ką galiu padaryti čia ir dabar. Tai man ateitis yra utopija, distopija, šitų istorijų samplaikos ir viduriai ir motyvas iš tiesų veikti šią ateinančią sekundę. Aš visgi noriu tave stumtelti į tą fantaziją, kiti, o kas bus po žmogaus?
Bakterijos, augalai, įvairiausios spalvos, elektromagnetinės bangos, planetos, kurios sukasi vienos aplink kitas, saulės ir įvairiausios kitos žvaigždės, kurios sprogsta, susitraukia, gal kitos gyvybės formos, kurios kitose įvairiausiose planetose, o ir tada ir ant Žemės naujai susiformuoja zebrai, turintys mėlynus juostas ir juodosios skylės, kurios susprogusios sugeneruoja gravitacinės bangas, sklindančias per visą visatą ir įvairiausios Hawkingo radiacijos sugeneruoti atomai ir įvairiausi fotonai ir galiausiai išsitęsančios į nežinę ir begalybę bangos. Tai Žemė mūsų nepasilgs. Man atrodo, ne.